Ir tu tuo patikėjai? Man sunku patikėti, kad galėtum šitaip siaubingai pasielgti, tėti. Bet Evelija viską patvirtino. Ką jai pasakėjai? Ji nieko nesakė, tėti. Evelija nenorėjo apie tai kalbėti. Kas tą dieną įvyko? Pamenu, avarijos dieną buvai labai piktas. Niekada nepraudojai mamos, niekada negėdėjai dėl jos netekties. Atvirkščiai, išmetė visus jos daiktus ir daugiau niekada apie ją nekalbėjai. Kodėl, tėti? Pasakyk, kas nutiko. Turiu žinoti tiesą. Meldžiu, Dionisijau. Atsakyk į Dianos klausimą. Tavo tylėjimas mane žudo. Turiu žinot. Prašau. Visus šiuos metus gyvenau mele. Pasakos, šmeižtas ir melas. Štai kas čia parašyta. Tėti, kai vedei, Dievo akivaizdoje pažadėjai paisyti jo įsakymų. Meluoti nuodėmė. Žudyti nuodėmė, tėti. Kuo tu mane laikai? Pripažinkim, tu ne toks, koks buvai anksčiau. Gerai. Pasakysiu kartą ir visiems laikams. Tavo mamytė nebuvo šventuolė. Taip, žinau, kad ji padarė klaidų. Ji prisiekė būti ištikima. Miestelio žmonės kalbėjo, kad ji buvo neištikima. Kad išdavė tave su Fernandu Perezu Soleru. Baigei? Ji nebaigs, kol nesužinos tiesos. Tėti, ar už tai šitaip nekenti Valentės? Nes jis sau primena, kaip mano mama tave išdavė. Ar tai tiesa, tėti? Prašau, atsakyk. Meldžiu. Nutrauk tylą, nusikratyk ilgų metų kančios. Dionisijau, pasakysi tu ar aš? Užsičiauk. Ne. Neužsičiaupsiu. Pasakyk, ką padarė Olivija ir Fernandui. Diana, tavo tėvas sukėlė avariją, per kurią žuvo Olivija ir Fernandas. Tavo tėvas sukėlė Olivijos ir Fernando avariją. Tai jo kaltė, Diana. Nedrįsk, tėti. Nusiramink, nesiartink prie jos. Tai tiesa. Seniai turėjai tai žinot. Diana. Diana, atleisk man. Meldžiu atleisk. Tu nekalta dėl mano tėvo sprendimo, Evelija. Neabejoju, kad jis vertė tave tylėti. Kad ir kaip sunku pripažint, žinau, koks tu, tėti. Jei ko nors nori, gauni bet kokią kainą. Pažiūrėk man į akis. Kaip drįsai nužudyti mano mamą? Tai ne tik mano kaltė. Tavo mama prisiprašė. Mačiau, kaip ji bučiavusi su Fernandu Perezu Soleru. Neverčiau jo sėsti į tą mašiną. Už ką mane kaltini? Ir tu? Jei jau esi tokia drąsi, kad pasaky mergaitį tiesą, tai paaiškink, kodėl tylėjai? Ne. Pasakyk, kodėl tiek metų melavai? Kodėl šitiek metų laiky paslaptį? Ne. Kalbėk. Ne. Ką dar turiu žinoti, Evelija? Prašau, pasakyk. Dėl mūsų ryšio. Prašau, kalbėk. Kalbėk.
Negaliu. Kas gali būti blogiau už tai, ką padarė mano tėvas? Kaip patogu, ar ne? Permetė į savo dukrą kitai moteriai. Pasakyk jai. Prisipažink, ką padarei. Bijai, ar ne? Prakeikta išdavikė. Liaukis, tėti, prašau, nebandyk nukreipti temos. Tai, ką padarė, yra siaubinga. Nesuprantu, kaip Evelijos dukra susijusi su tuo, kad pražudei mano motiną ir poną Fernandą. Nori tiesos? Taip noriu. Tada sužinosi. Apie ką tu kalbi? Sakyk. Olivija nebuvo tavo mama. Olivija nebuvo tavo mama. Ne, ne, Tave pagimdė Evelija. ne, Norėjai tiesos? ne. Štai tavo tiesa. Tu esi šios moters dukra. Ne. Ne.